Panevėžietis Mantas Rudys nuo mažumės sukosi tėvų ūkyje. Dabar su seserim Justina tęsia tėvų pradėtą darbą ir plėtoja daržininkystę. Pasak mamos Olgos Rudienės, nuo mažumės dienas leidę daržovių laukose, vaikai žino, kaip tvarkytis ūkyje ir tai ypač džiugina. Kažkaip net nesitikėjau, kad norės eiti toliau, nes iš tikrųjų sunkus darbas, bet plečiasi, naują techniką perka, toliau dirba, labai malonu. Turėjom po kelis hektarus, o ką darysi tuose hektaruose? Pradėjom auginti kopūstus. Nuo kopūstų taip jis ir rutuliojo. Po truputį plėtėmės. Tai jau Mantas nuo mažens ūkyje tarp kopūstų lakstė, gal tarp kopūstų ir rastas? Taip. Tarp kopūstų ir Mantas ir Justina užaugo nuo mažens, buvo vežami į laukus. Kol mes dirbom, jie sėdėjo. Prie pirmojo daržovių hektaro kasmet prisidėdavo po naują plotelį, o dabar populiariausių daržovių auginama šiek tiek prie 60 hektarų. Jūsų ūkyje sandėlyje matom tikrai įvairių daržovių, svogūnai ir šakninės, morkos, burokėliai. Kas iš viso, kokia ta sėjomena daržininkystės ūkyje, yra gana sudėtinga? Tai sudėtinga, bet tai tu dar šiek tiek grūdinių kultūrų auginam, rapsas, kviečiai, tai jau bandom rotuoti. O iš daržovių kas tada, jeigu vardintumėt? Iš daržovių tai bulvės, kopūstai, svogūnai, morkos, burokėliai. Tradicinės. Šiemet dar šiek tiek kalafiorų, brokolių pasodino, bet ten. Kad vasarą dar būtų. Taip, tik tais. Kad laisva žemė nebūtų. Kaip jūs realizuojate? Realiai visur. Bazės, mokyklos, darželiai, parduotuvės. Yra tas, kas patys atvažiuoja, daug išsiveža. Firmos perdirbimui pasiima ūkis sertifikuotas NKP, tai tas yra pliusas. Ir kokie kiekiai iš ūkio išvažiuoja daržovių? Šiemet neskaičiavom dar, bet pernai 1500 tonų buvo parduota. Tai kiekiai nemaži ir tokius kiekius daržovių paruošti, turbūt yra reikalų jau jiems važiavusius. Tai būdavo reikalų. Dabar dėl to įsigijom liniją. Kai gavom liniją, tai tikrai žymiai greičiau ir žymiai patogiau. Turėjom paprastą. Taip. Paprastą rūšiuotuvą. Rankinis ir jeigu reikėdavo kažkam fiksuoto svorio, tai kiekvieną maišą žmonės dėdavo ant svarstyklių, sverdavo, užraišiodavo, ant padų dėdavo, fasuodavo. O čia tai va, matot, 1-2 ir sufasuota, susverta, susiūta. Jūs esat panevėžiečiai ir linija iš panevėžiečių pirkta. Tai turbūt ta draugystė su margučiais jau ir ankstesnė, ne nuo linijos? Labai sena. Labai sena. Realiai kaip ūkis turbūt prasidėjo, kaip margučiai, tai su jais ir prasidėjo ta draugystė nuo pat pradžių. Ir tęsiasi iki šiol. Tik tais pirkiniai didėja. Pirkiniai didėja, ar ne? Tai ūkis plečiasi, tai turi ir pirkiniai didėti. Matėm kieme, irgi margučių technikos turite, ar ne? Taip. Pagrinde viskas iš margučių. Kas ten yra? Viskas, kultivatoriai. Visa smulkioji, sakykime, daržovių technika, frezos, sėjamosios, vagotuvai, kultivatoriai. Kas jau, priežiūrai, kas reikalinga. O renkantis daržininkystės ūkiui ir linijas, fasavimo, valymo ir pačią techniką, ar Lietuvoje pakankamas yra pasirinkimas tokios technikos? Gal ir pakankamas būtų, bet vis tiek didžioji dalis siūlo labai brangią techniką. Mes, kai dar, smulkus dar tokie, tai vis tiek žiūrim, kur pigiau nusipirkti. Kaip vadino lenkiška, bet ta prasme jinai tikrai dirba, veikia kuo puikiausiai. Daržovių pakavimo rūšiavimo linijos, aišku, padeda ūkininkams lengviau parduoti savo produkciją, nes vėlgi didieji prekybos tinklai tai ima tik tais rūšiuotas. Visi nori tam tikro dydžio, kuo gražesnės, apvalesnės daržovės. Šiuo atveju, jeigu šnekam apie bulves arba svogūnus, tai tiesiog atsiranda didesnis klientų ratas pas ūkininkus. Ar galima ją pritaikyti ir kitoms daržovėms? Tai paprastai būtent su tokia rūšiavimo linija, tai yra rūšiuojami svogūnai, bulvės, burokėliai,
būtent rūšiuotuvas leidžia pasirinkti daržovės dydį nuo 2 cm iki 10 cm dydžio. Tai vat, galima ir mažesniems svogūnėliam pritaikyti ir tiem patiem burokėliam. Iš kokių segmentų šita linija susideda? Tai vėlgi pats pradinis segmentas tai yra priėmimo bunkeris. Tai šiuo atveju man tas užkrovinėja jį krautuvų, kaip matėm, iš didmaišio. Bet jeigu liniją apsuktumėm, sakykime, pastatytumėm prie durų, tai važiuoja tiesiai su priekaba, iš priekabos verti į priėmimo bunkerį, kuris iš karto turi ir rušėjimų, ir ritinėlius, kur jau pačios mažiausios daržovės iškrenta jau ten, plus vyksta iš karto valymas, tada yra perdodama į pernešimo transporterį į rūšiuotuvą, tai tas pernešimo transporteris reikalingas tam, kad į rūšiuotuvą daržovės būtų paduodamos tolygiai. Tada iš rūšiuotuvo visos daržovės eina į valomąją šepečiais. Valomoji šepečiais tai automatiškai nupoliruoja daržovės paviršių, vėlgi pašalina prilipusias žemės, tada eina į perinkimą rankom, tai vėlgi reikalinga ir žmogaus akis tam, kad jeigu kažkokia supuvusi daržovė yra ar akmuo patekęs, sakykime, tarp tų pačių bulvių, kad ją pašalinti, tada eina į dozavimo transporterį, kurį galima matyti čia tiesiai už manęs. Tai jisai sveria su itin maža paklaida, tai yra keliasdešimties gramų paklaida, ten yra 2 transporteriukai, kurie neša. Ir tada jau eina į siuvimo liniją. Tai subyra bulvės, automatiškai atsivinioja maišas, į maišą pribyra, tada maišas keliauja toliau transporteriu, atkerpamas maišas, na ir šiuo atveju jį jau rankom paėmi ir padedi ant palėtės. Tai vėlgi, čia yra toks primityvesnis variantas, realiai didesni ūkiai, kas ten turi po kelis šimtus tonų ar ne, ir daugiau, tai daro ir paletizatorius, yra toksai agregatas, tai yra robotinė ranka, kuri paima jau maišą tiesiai nuo čia, gražiai sudeda viską ant palėtės ir viską tiesiog apsuka plėvelę. Domaž daržovių rūšiavimo ir pakavimo linijų yra įvairaus našumo, ūkininkas gali pasirinkti jam reikalingą komplektaciją ir funkcijas. Šiuo atveju tai yra pakuotė galima nuo 2,5 kg iki 30 kg dydžio. Vėlgi, to linijai šitai tai reikia tik fantazijos, ar ne? Tai vėlgi galima dėti daržovių plaunamąsias, automatiškai pateikti dar švaresnę produkciją. Kaip ir minėjau, galima dėti paletizatorius, galima dėti kitokio tipo valomąsias šepečiais, papildomus rūšiuotuvus ilgoms daržovės. Galima dėti vakuumatorius, kad vakuumuotą produkciją pateikti. Tai vėlgi kiekvienam ūkininkui galim rasti tikrai tinkamą pasirinkimą, ne tik ūkininkai, be kita ko ir aišku perdirbėjams. Kiekvieno ūkio poreikiams, norams ir pagidavimams galima savo komplektuoti visiškai skirtingas. Kalbant apie Domaž gamintoją, jie naudoja Mitsubishi valdymo kompiuterius, kurie elementariai atsiradus kažkokiam gedimui rodo klaidą. Galim pasižiūrėti, kur ta klaida įvyko, gilinamės į jo poreikius, darom preliminarius brėžinius, viską pateikiame, atsiunčiame ūkininkui, jis gali pažiūrėti, kaip jo linija bus išdėstyta, kokie agregatai būtent bus jam įkomplektuoti. Atsiradus kažkokiam papildomiam poreikiam mes koreguojam tos projektus, tada teigiam gamintojai ir gamintojas pagal tai pagamina. Šio ūkio linijos prekinis našumas apie 6 tonas per valandą daržovių. Tačiau žmonės ne mašinos. Dirbant saikingai, su poilsiu, nesunkiai per valandą galima sutvarkyti apie 4 tonas daržovių. Pasak Vidmanto Kirsnio, Margučiai plečia daržininkystės technikos pasiūlą ir netrukus pasiūlys dar daugiau mašinų šiam sektoriui. Artimiausias užsakymas, tai koks kiekis ir kas bus išvežta iš jūsų ūkio? Tai va, čia kas paruošta, burokėliai, svogūnai, morkos. Tai... Visą šitą jau šiandien ryte išvažiuos? Taip. Ir kur važiuos? Į Latviją, į Lietuvoje kažkur, nežinau, daug kas išsiveža, kas didžiosios firmos perdirbimui. Jeigu nori plėstis, kažką rimčiau užsimti, tai turi ir investuoti, tai paskui faktas jinai atsiperka su laiku. Tik tai turbūt sudėtinga tai, kad kiekvienai daržovai vos nereikia kažkokios... Taip, čia tas sudėtinga, kad kiekvienai daržovai vis kita technika, nuėmimo, sėjimo, ten sodinimo. O kaip pasikeitė jūsų darbo rankų poreikis investavus į daržininkystės ūkio techniką? Ta prasme, viskas išliko tas pats, tie patys žmonės dirbam, tik tiek, kad viskas lengviau, našiau daros. To darbo ir rūpesčių pakankamai. Ypatingai rudenį. Taip, nes žmonių daug nėra dirbančių, norinčių dirbti tokį darbą. Dėl to ir modernizuojamės, kad kuo mažiau rankų darbo, viską nuo laukų nusimt, kad spėt patiems pasidaryti viską.
Plius, kad žiemą prasideda kopūstų raugimas pas mus, perdirbimas dar, tai... Vėl 4 rankos gali eiti? Taip, nes laukuose darbų nebėra, čia viskas greitai pasidaro, tai dar šiek tiek kitą veiklą užsiimu. Prie kopūstų raugimo gal jau čia mama daugiau rankas prideda, turi senovinių paslapčių, kažkokių receptų? Tai taip, pradėjome su vyru, paskui pradėjo sūnus padėti mums, ir taip ir varom. Bet receptūrą savo išlaikėte? Taip. Panevėžiečiai jau apie 30 metų skanauja rudžių raugintus kopūstus. Bet kol kas svarbiausi darbai laukia laukuose. Tik svogūnai visi jau sandėlyje, o morkų, kopūstų, bulvių dar likę laukuose. Rugsėjis sujaukė ūkio planus. Per šilti orai sustabdė derliaus nuėmimą, todėl Mantui teko praleisti svarbias varžybas. Jis yra svarsčių kilnojimo entuziastas ir iškovojęs Europos bei pasaulio čempiono titulus. Tačiau kartais tenka pirmenybę teikti ne sportui, bet ūkiui.